Tai labai malonu, kad jūsų tiek daug susirinko šiandien. Šiandien tema bus finansų ataskaitų sudarimas. Būsiu aš, Greta, ir mano kolegė Emilija. Tai tik noriu priminti, kad į pokalbių langą įkelsiu apklausą, kur norėčiau, kad įvertintumėt tiek mus, tiek galbūt duotumėt mums užuominų, kaip pagerinti šitus mokymus. Gal trūksta kažkokių naujų temų, tai taip pat nesidrovėkit, rašykit ir pristatysiu struktūrą sesijos, tai seminaro medžiagą, jums pamėgti tips and tricks ir pabaigoje aptarsime jūsų klausimus. Tai žodį perdodu Emilijai. Tai sveiki dar kartą visi. Tai ką šiandien aptarsime, tai būtent balanso ir pelno nuostolių ataskaitų apžvalga. Tada stulpelio bei eilutės apibrėžimo koregavimą, kaip atlikti patiems finansinėse ataskaitose, na ir analizės rodinius. Tai nieko nelaukdama, pradedu nuo pirmos temos. Tai būtent balanso ir pelno nuostolių ataskaitų apžvalga. Nežinau, ar jūs, gal ne visi dar pastebėję, ne visi žinot, bet ties finansinėmis ataskaitomis, kai atliekame į naujos įmonės diegimus, sukeliame visas galimas balanso bei pelno nuostolių ataskaitas. Ne nuo pradžių, bet nežinau, kokie metai laiko tikrai keliame ir anglų kalba ataskaitas. Jeigu kas dar neturite, galite susisiekti su mumis ir mes jums pridėsim bei, nežinau, padėsime pirmose žingsniuose. Tai jeigu grįžt prie skaidrių, turime prie šios temos porą didesnių punktelių, tai pradedam nuo pačio pirmo. Tai pirmiausia, noriu apžvelgti finansinės ataskaitas, bet iš Microsofto pusės. Čia taip pat yra paruoštos standartinės Business Central ataskaitos. Po to pamatysite, kad jos šiek tiek skiriasi struktūra jų, bei kaip jos atvaizduojamos, bet esmė, tai jas taip pat galima pritaikyti. Kodėl aš jas norėjau parodyti, tai jas tiesiog yra lengviau pasiekti. Jeigu per paiešką vesime finansinės ataskaitos, matote, čia yra finansinės ataskaitos, tai tos visos bendros, kur mes jau sudedame diegimo metu, arba galite patys susikurti, bet yra ir standartas iš Microsofto pusės. Ką čia galima pasidaryti? Tai pirmiausiai, mums reikia pasirinkti, kokia tai yra finansinė ataskaita. Tai bet kokiu atveju tai turi būti susikurta, tarkime, savo, bet ją galima pasirinkti per čia. Ir taip pat yra eilutės bei stulpelio apibrėžimas. Tai kaip finansinę pačią ataskaitą susikurti patiems, aš šiek tiek vėliau parodysiu, bet kai mes jau turime susikūrę, ją galima labai paprastai peržiūrėti. Tai čia jau, kai pasirenkame maketą, reikia užsidėti būtinai filtrus, kuriuos norime. Aš dabar gal susimažinsiu periodą, kad netruktų ilgai generavimas. Toliau visi funkcionalumai tokie plius minus kaip ir tie patys yra. Tik dar ką noriu parodyti, tai visada galima pasirinkti, ar norime spausdinti minuso ženklų ar skliaustais. Dar vienas toks bendrai apie ataskaitas, gal kas nežinojot, gal žinojot. Pavyzdžiui, kai generuojate ataskaitą, kiekvieną kartą mums reikia čia susivesti informaciją. Jeigu norim, kad ta pagrindinė informacija išsisaugotų ir, tarkim, reikėtų pridėti datos filtrus ar ten, nežinau, dimensiją pakeisti, galima pasirinkti neperžiūrėti ir uždaryti, bet spausdinti. Ką tai duoda? Tiek spausdinti, tiek siūsti tai tarkim galima ten atsidaryti kaip Excel ir išsisaugos visi parametrai. Bet tas pats, tarkim, jeigu paspaudžiu dabar spausdinti, tai tas peržiūrėjimas toks ne visai patogus, bet jeigu dabar atsidarysiu iš naujo, aš jau matau, kad mano datos filtras išsisaugojo. Tai tokiu būdu galite išsisaugoti bet kokios ataskaitos, bet kokius parametrus ir tokiu būdu nebereikės jums dar ir dar kartą viską suvesti. Tai dabar
Aš čia esu pasirinkusi pelno nuostolių trumpą ataskaitą, tai ją čia ir spausdins viena eilutė, bet realiai, jeigu nenorim tiesiog peržiūrėti tą ataskaitą, tai tokiu būdu atsidarom. Ką turėjau omenyje, kad keičiasi atvaizdavimas, tai gal aš pasirinksiu šiek tiek ilgesnę ataskaitą, tai kad ir pelno pilną galime pasirinkti. Ir dabar peržiūrėsim. Tai atvaizdavimas yra tiesiog taip eilutėmis, be jokių subrūkšniavimų, kad būtų lengviau, patogiau skaityti. Dabar, jeigu grįšime prie skaidrių, tai čia toks Microsoft'o tas visas funkcionalumas. Dabar toliau yra finansinės ataskaitos, būtent lokalizacijos funkcionalumas. Tai ko mums pirmiausiai reikia? Tai mums reikia DK nustatymų. Be DK nustatymų mes negalėsime atsispausdinti reikiamos VAS formos. Tai turime eiti į DK nustatymus. Ir čia sąskaitų suvestinės skiltyje mums reikia susivesti informaciją apie naudojamas ataskaitas. Tai vieną pasirenkam kaip pelno nuostolių, o kitą balanso sąskaitos suvestinę. Tai aš dabar esu pasirinkusi balansą sutrumpintą ir pelno nuostolių pilną. Tai vadinasi, kad aš ten galiu tik šituos ir spausdintis. Tai dabar grįžtam, po to yra nustatymai. Ką turėjau omeny nustatymai? Dabar susidėjome DK nustatymus, mes galime jų spausdinti. Tai dabar einame į finansinės ataskaitas. Tai ne ta pirma, kas dažniausiai pasirenka greitesniu būdu, bet finansinės ataskaitos. Jos turi būti bendros. Dabar, jeigu atsimenate, aš pasirinkau balansą sutrumpintą. Jeigu aš pasirinksiu bet kurį kitą balansą, aš jos nebegaliu atsispausdinti, nes man rašo, kad pasirinkta netinkama sąskaitų suvestinė. Jeigu gaunate tokią klaidą, vadinasi, turite nueiti DK nustatymus bei pasikeisti. Tai bet kokiu atveju įmonėms yra nurodytos tos jau visada, kurios naudojamas ataskaitos, tai jos taip dažnai nesikeičia. Dėl to per tos DK nustatymus nusistačius vieną kartą galimai nebereikės ir keisti. Tai taip. Dabar ką turiu galvoje, kalbant apie nustatymus. Tai patys visi nustatymai ir einame į sutrumpintą balansą, peržiūrėti finansinę ataskaitą. Tai visi nustatymai pačios ataskaitos yra šioje vietoje. Ką mums aktualu yra pasižiūrėti, tai koks yra aišku parinktas eilutės apibrėžimas, stulpelio apibrėžimas. Jeigu tai buvo sukeltos automatiškai ataskaitos, tai čia nieko keisti nebereikia. Bet taip pat yra dar čia skiltis. Tai pirmiausiai, vėlgi galima pasirinkti sumos bus atvaizduojamas minusų ženklu ar skliaustais. Tai aš pasirinkau skliaustais. Tada yra galima pasirinkti, kokiu būdu bus atvaizduojama. Tai dažniausiai nepasirenkame metam, bet čia jau galite pasirinkti. Gali būti, tarkim, yra tas skaitinis kažkoks laikotarpis. Bei datos filtras. Tokiu būdu mums suformuoja tą jau ataskaitą pagal standartinę tą išraišką. Dabar, jeigu pasirinktumėm VAS formą, tai kokiu būdu mums atsispausdinti ją, tai VAS forma. Čia mums persikėlė tie nustatymai, kas buvo čia nurodyta, tik matau yra data kita. Tai data vėlgi man išsisaugojo dėl to, nes paspaudžiau spausdinti. Ir kai jau pasirenkame visą informaciją, tik aš vėl pasidarysiu mažesnį periodą. Ir peržiūriu. Tai dabar tokiu būdu yra atspausdinama ta jau lokalizacijos ataskaita. Tai kuo skiriasi nuo Microsoft'o standartinio? Ten tiesiog buvo sudėtas tekstas, be jokių skyrelių, be eilučių numerių. Tai
mes dažniausiai rekomenduojam naudoti tas būtent VAS formas. Jeigu jums reikia pasibandymui, pasitestavimui, tai tikrai galite naudoti finansinę ataskaitą. Būtent šitą, bet kitu atveju, pavyzdžiui, jeigu reikia priduoti tas ataskaitas, tai rekomenduojama naudoti VAS formą. Dabar, kai yra sukurta ataskaita, ją atsispausdinti yra ganėtinai paprasta. Bet kai norime susikurti ataskaitą, mums reikia susikurti tiek eilutės apibrėžimą, tiek stulpelio apibrėžimą. Tai dabar, jeigu perimėm, tai sekanti mūsų tema ir yra, kaip mums susikurti, kaip pakoreguoti tuos stulpelio bei eilutės apibrėžimus finansinėse ataskaitose. Tai pirmiausia, einame prie stulpelio. Tai aš esu pasiruošus pavyzdinę ataskaitą, kad nereikėtų man kurti nuo pradžių, bet ką noriu pasakyti apie stulpelius. Stulpelio apibrėžimas dažniausiai yra sukeltas jau su nustatymais tie standartiniai, tai kaip einamasis praėjęs laikotarpis, ketvirčiai, nežinau, pamėnesiui metai, tos standartinės visos išraiškos. Tai dažniausiai jų net nereikia kurti, bet jeigu norime redaguoti apibrėžimą, tai galima arba iš bendro sąrašo spausti, redaguoti apibrėžimą ir stulpelio apibrėžimą, arba galima pasirinkti peržiūrėti ataskaitą. Ir čia taip pat yra apibrėžimai bei stulpelio apibrėžimas. Šioje vietoje mes galime įsirašyti, kokią norime antraštę, stulpelio numerį bei visą kitą informaciją. Tai tokiu būdu mes susidedam. Yra lyginamojo laikotarpio formulė, tai jų yra įvairių. Čia yra fiscal year ir tai tų finansinių metų mėnesiai. Tai jeigu tokią formulę susideda, tai vadinasi kiekvienas mėnuo eis iš eilės. Dabar aš nesusikėliau visų, kokios yra įmanomas lyginamojo laikotarpio formulės, bet pridėsiu aš tada prie skaidrių ir jums atsiųs kartu su įrašu. Tiesiog, jeigu norėsite patys pasibandyti, bet kokiu atveju visada tai galima rasti Microsoft medžiagoje. Jeigu neklystu, man atrodo, yra ir mūsų instrukcijose. Tai tokiu būdu atrodo visi tie stulpeliai. Kaip ir minėjau, tai jie dažniausiai yra jau visi supildyti ir kažko papildomo nereikia kurti, tiesiog reikia atitinkamą pasirinkti, kokio pagal jūsų tą ataskaitą reikėtų. Dabar eilutės koregavimas. Su eilutės koregavimu yra šiek tiek daugiau visokių niuansų. Ką galima padaryti? Tai dabar einame į eilutės apibrėžimą. Pirmiausiai, tai yra visos įtraukos. Galima redaguoti, kaip kur ką norime atsivaizduoti, bei keisti tą įtrauką. Tada yra galima įterpti. Tai žinoma, galima pildyti kiekvieną eilutę atskirai, susidėti sąskaitas, kurios mums reikalingos, bet visą tą galima padaryti su funkcija įterpti DK sąskaitas. Ką mums čia reikia pasidaryti, tai mes tiesiog turime susirasti sąskaitas, kurias norime pridėti. Tai tarkime, galima pasirinkti 5000 ir 5 ir 6 klasę, tarkim, šiuo atveju. Aš jau esu tą sąskaitą susidėjusi, bet jeigu noriu tiesiog parodyti, kokiu dėti galima, jeigu paspausim gerai, jos dar neįsikels. Ką mums reikia pasidaryti, tai būtinai reikia pasirinkti tas abi sąskaitas ir tada spausti gerai. Tokiu būdu mums sukelia. Dabar pirmos 3 eilutės yra tos, kurios aš pasidariau. Sekančios 2 yra tas, kurios sukėliau dabar. Mums eilutės numeris iš karto užsideda tas, kokia yra ir sąskaita.
Galite jį palikti tokį, bet galima ir pasikeisti. Tai ta numeracija gali būti kokia tik norite. Jeigu ten atsimintumėm balansus visus, tai ten iš vis yra romėniški, man atrodo, skaičiai. Tai žodžiu, galima čia sudėti savo norimas numeracijas ir jos bus irgi atvaizduojamos. Dar aš noriu palikti šiek tiek tas 2 papildomas eilutes, nes yra galimybė dėti formulę. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju aš turiu 1 ir 2 eilutę, tai vadinasi, aš ir rašau, kad 1 + 2. Žinoma, čia jeigu mes pliusuojam, tai mums nebūtinai reikia rašyti, kad tai yra formulė, mums užtektų rašyti, tarkim, kad tai yra 5000 sąskaita ir 6000. Per statų brūkšnį, tai reiškia, kad jos vis tiek bus susumuojamos. Bet šiuo atveju parašiau kaip formulė. Formulė gali būti ir minusų ženklų. Tai tarkim, jeigu dabar aš noriu formulę pritaikyti būtent šitom 2 eilutėm, tai aš turiu jų eilutės numerius ir atsižvelgti. Tai tarkim, 6000 minus 500. Tai būtent tokiu būdu aš galiu susidėti formulės. Tai yra formulė, galbūt jums jos nereikia rodyti, galbūt tai yra kažkoks tarpinis veiksmas, po kurio, tarkim, tai nebuvo 4 eilutė. Ir tada sekantis vėl bus formulė ir man jau dabar reikės iš 4 ten atimti 3. Tokiu būdu man nereikia nei 1 formulės, kad jie atsivaizduotų ataskaitoje, nei 2. Tai tą mes galime padaryti. Kur dabar man dingo? Rodyti. Tai galima tiesiog pasirinkti, kad nerodyti. Bet čia yra ir daugiau požymių. Tai jei kuris nors stulpelis nėra 0, galima pasirinkti, kad rodyti. Kai teigiamas, kai neigiamas. Tai žodžiu, čia galima prisitaikyti kaip tik norime ir tokiu būdu vieno ar kito dalyko mums nerodys. Dabar jeigu mes pasirinksime peržiūrėti tą ataskaitą, jeigu mes norėtumėm peržiūrėti tą ataskaitą, tai dabar tik neberandu, yra galima spausdinti. Ir čia jau bus atsidarys standartinis funkcionalumas finansinė ataskaita. Tai mes galime ir peržiūrėti. Tai mums susigeneruoja tą visą ataskaitą. Tai tokiu būdu jūs galite kurti kokią tik norite ataskaitą. Aš tik noriu dabar dar grįžti atgal į eilutės apibrėžimus ir išsitrinti tas papildomas eilutes. Bet pats visas esminis principas, kaip kurti tą ataskaitą, tai turėtų būti dabar jau aiškus. Tai dar ką noriu parodyti ir pasakyti. Tai prie sumavimo tipo dažniausiai yra pasirenkami pirmi 3 požymiai. Tai registravimo sąskaita, jeigu DK yra nurodoma kaip registravimo sąskaita, suminė sąskaita, jeigu DK sąskaitų plane yra nurodyta kaip suminė sąskaita, bei formulė, jeigu norime atlikti kažkokius tai veiksmus. Tada yra grynasis pokytis, datos likutis bei pradinis likutis. Tai grynasis pokytis dažniausiai naudojamas 5 ir 6 klasiai, datos likutis, tai kai norime balansą atvaizduoti, ir pradinis likutis, tai visais kitais atvejais. Na ir čia galime taip pat rodyti grynąją sumą debeto kredito. Yra ir šioks toks formatavimas, tai galime dėti paryškintą, pasvirą, pabrauktą arba pabrauktą 2 linijom. Tai tokiu būdu mes pasidėliojam savo tas norimas ataskaitas. Ir jeigu
čia pasirinksim, tai prie stulpelio apibrėžimo bei eilutės apibrėžimo pasirenkame savo tuos reikiamus nustatymus. Tada yra analizės rodiniai. Su finansinėm ataskaitom yra toks niuansas, kad jos veikia tik su globaliom dimensijom. Jeigu mes norime pasidaryti ataskaitą, kuri veiks ir su kitom dimensijom, mums reikia analizės rodinio. Analizės rodinį galima priskirti prie finansinės ataskaitos, tai tą apžvelgsime šiek tiek vėliau. O dabar, kaip pats kuriamas analizės rodinys. Dabar šiek tiek iš čia išeiname, einame į analizės rodinius. Čia taip pat esu pradėjus kurti. Tai ką mes čia matom? Tai čia mes turime susidėti tą visą savo pradinę informaciją. Tai koks tai pavadinimas, kodas ir tada šaltinis. Gali būti pinigų srautų ataskaita arba DK sąskaita. Tai čia du pagrindiniai, ką galima naudoti. DK sąskaita aš pasirinkau ir noriu parduotų prekių pelną apsirašyti. Tai šiuo atveju man aktualios 5000 ir 6000 sąskaitos. Tada vėlgi yra sutraukimas pagal datą, bei pradžios data, nuo kada norime pradėti skaičiuoti. Tada yra vienas svarbus aspektas – naujinti registruojant. Šitas funkcionalumas yra naudingas, bet reikia atsižvelgti į tai, kad nuo jo priklauso jūsų sistemos greitaveika. Jeigu registruojamų sąskaitų nėra ten labai jau daug, tai šitą funkcionalumą galima naudoti. Bet kitu atveju gali prasidėti greitaveikos problemos, registruosi sąskaitas jums lėčiau. Jeigu registruojate daugiau negu vieną sąskaitą vienu metu, vėlgi kils problemų. Jeigu jums viskas yra su tuo gerai, tai čia yra funkcijos leisti naujinti registruojant arba neleisti naujinti registruojant. Jeigu mes pasirenkam, kaip ir šiuo atveju, yra neleisti naujinti registruojant, ką tada daryti? Tai kai mes susikuriam analizės rodinį ir norime analizuoti tą patį analizės rodinį arba finansinę ataskaitą, prieš analizuojant duomenis reikia naujinti. Tai, tiesiog, kad į tą ataskaitą mums sukeltų visus naujausius įrašus. Kadangi aš vakar jau atnaujinau, tai man naujų kažkokių įrašų neatsirado, tai čia prasisuko labai greitai. Pirmą kartą tikrai užtruks ilgiau. O po to tai irgi ten matysite, jeigu daug registruojate sąskaitų, tai irgi gali šiek tiek ilgiau naujintis. Bet analizės rodinys, kaip ir minėjau, turi tas dimensijas. Tai šiuo atveju galima priskirti 4 dimensijas ir jos neturi būti globalios. Šiuo atveju aš priskyriau klientą bei darbuotoją. Ir viskas. Kai susikuriam tokį analizės rodinį, jis jau yra paruoštas naudoti. Ir ką noriu toliau parodyti, tai kaip tą analizės rodinį galime priskirti prie finansinės ataskaitos. Tai jeigu grįšime prie finansinių ataskaitų, čia aš vėl grįžtu prie savo tos ataskaitos ir šioje vietoje jau galima matyti, kad tiek stulpelės analizės rodinio pavadinimas, tiek eilutės analizės rodinio pavadinimas priskirtas mano tą naujai sukurtą analizę. Tai jeigu aš dabar einu į peržiūrėti analizę, aš galiu matyti, kad šitoj vietoj dimensijų filtrai man prisidėjo mano tos dimensijos, kurias pridėjau prie analizės rodinio. Tai jeigu pažiūrėsim, tai yra klientas ir darbuotojas. Jeigu nueisim į kažkurią kitą mano ataskaitą, čia bus padalinys ir projektas. Padalinys ir projektas yra mano sistemoje globalios dimensijos.
Vadinasi, jos dvi matosi kiekvienoje ataskaitoje, išskyrus toje, kur naudojami analizės duomenys. Tai šita mano sukurta ataskaita, kadangi ji jau naudoja analizės rodinį, ji nebeanalizuoja TK įrašus, bet ji jau tiesiog pasiema iš analizės rodinio, kas buvo ten sugeneruota, kas buvo atnaujinta. Tai pavyzdžiui, jeigu ateinate čia ir matote, kad duomenys netitinka realybės, yra ten senesni, nėra kažkokio mėnesio, tai galimai dėl to, nes neatnaujintas analizės rodinys. Bet vėlgi, ką mes gauname su analizės rodiniu, tai kad galime pradėti analizuoti ir neglobalias dimensijas. Tai šiuo atveju, jeigu dabar pažiūrėtumėm sumas, tai man yra parinktas ten 5 darbuotojas, jeigu nuimu, man jau rodo visas. Tai tokiu būdu galima pasinaudoti ir analizuoti sistemą su įvairiom dimensijom. Tik reikia turėti omenyje, kad pavyzdžiui, jeigu norime naudoti analizės rodinį, tai ten buvo galimos 4 dimensijos. Tai tarp tų 4 dimensijų, jeigu yra poreikis analizuoti ir globalias dimensijas, tai ten turite irgi prisidėti. Tai tiek apie analizės rodinius. Tai dabar tips and tricks. Šį kartą šita serija yra šiek tiek kitokia. Mes pastebėjome, kad labai yra aktualu ataskaitos auditui. Dažnai kyla klausimų ir tarp užklausų pastebėjom irgi, kad vis vyrauja tos ataskaitos, tai ką mums siųsti auditui vienu ar kitu atveju. Tai šiandien pabandžiau viską plius minus sudėti į tips and tricks sesiją. Dabar per tai greitai galime ir pereiti. Tai pirmiausiai ilgalaikio turto sąrašo ataskaita. Ilgalaikio turto analizai, ataskaitai auditui mes galime naudoti šias 2 ataskaitas. Jos yra labai panašios, tai galime tiek vieną, tiek kitą pažiūrėti. Čia esu lyg išsaugojus datas, bet vėl pasižiūriu, kad nebūtų daug. Taip, tai čia susivedam visą informaciją, jeigu mums reikia tik kažkokio IT pogrupio, IT kodo ar numerio, o gal pagal ilgalaikio turto nustebėjimo knygas, tai čia susidedam visus norimus filtrus ir peržiūrim. Tokiu būdu gaunate tam reikiamą ataskaitą, kurią jau galite pateikti auditui. Tai ką turiu omenyje, kad jos yra labai panašios, tai jeigu dabar nueitumėm į antrą, pasirenkam vieną mėnesį. Tai visa ta informacija kaip ir yra ta pati atvaizduojama, tik tiek, kad čia dabar jau yra išskiriama per ilgalaikį turtą ir kokie buvo ten įsigijimai, kada buvo bei kokios sumos liko. Tai čia pasižiūrėt, kuris jums yra labiau tinkamas ir tą ataskaitą naudojate. Taip pat pirkėjo tiekėjų skolų senėjimo ataskaitos pagal registravimo grupės. Tai pirmiausia yra pirkėjo likutis iki datos. Taip, tai yra paprasta arba SLE. Tai SLE tai yra mūsų kurta ataskaita. Tai vėlgi čia nusirodome kažkokią tai datą, užsidedame datos filtrą ir peržiūrime. Tai kaip pirkėjo daugiau, tai ir įrašų daugiau kuriasi. Tai šiek tiek palauksime, nors matau, kad uždėjau mėnesį. Tai lygiai tokiu pačiu būdu galime susiformuoti ir tiekėjo likutį iki datos, taip pat naudoti SLE, o ne paprastą. Kodėl mes tai rekomenduojam, tai tiesiog, kad tai yra pritaikyta Lietuvos rinkai, Lietuvos klientam.
Ir tiesiog ta ataskaita labiau atspindi Lietuvos rinką ir nežinau, jeigu turite kažkokių pastebėjimų, visada galite mums juos pasakyti, išsakyti ir atsižvelgiant į tai galime pakoreguoti tas ataskaitas, ko tarkim su standartinė Microsoft'o mes negalime daryti. Tai va, pirkėjo likutis iki datos mums suformuoja kiekvienam pirkėjui atskirą, žinau, stulpelį kryptį, ką mes čia jau galima pasižiūrėti. Taip, tik dabar matau, kodėl man ilgai formavo, tai kadangi užsidėjau iki datos filtrą, tai man sumavo, sudėjo čia visus įrašus, kas vyko per visus tuos metus. Tai pabaigos data čia buvo. Tai galimai į datos filtrą čia nebuvo sureaguota. Reikės informuoti kolegas, kad pasižiūrėtų dėl šito datos filtro. Taip. Tada tam pačiam skolų senėjimui galima peržiūrėti ir, tarkime, tiekėjo skolų senėjimas yra ataskaita. Taip, vėlgi, čia jau reikia nusirodyti pradžios data, kokia yra, tai laikotarpio trukmė. Peržiūrėjom irgi gal greitai susiformuos. Tai tokiu būdu identiškai yra ir pirkėjų skolų ataskaita. Čia jau yra iš Microsoft'o pusės padaryta ataskaita, tai vėlgi galite pasižiūrėti, kuri jums yra patogesnė, priimtinesnė ir labiau tinkama naudojimui. PVM ataskaita. PVM ataskaitą mes galime išsitraukti per PVM išrašai. Čia pasirenkam LBC PVM. Ir yra peržiūra. Tai šioje vietoje nusirodome, kokia yra data, ar mums reikalingi ten tik atidaryti, tik uždaryti, ar atviri ir uždaryti įrašai. Ir prieš laikotarpį ir laikotarpį, ar tik laikotarpį. Ir tokią ataskaitą vėlgi galite pasižiūrėti bei išsikelti į Excelį. Bei tokia ataskaita yra tinkama auditui. Taip pat 5 ir 6 klasės apyvarta. Tai šitam reikalinga ataskaita yra detalus balansas, detalus bandomasis balansas. Tai vėlgi yra paprastas ir SLE. Tai čia užsidedam filtrą. Ir peržiūrime ataskaitą. Tai matome tokią ataskaitą, kurie vėlgi yra tinkama atiduoti auditui apie 5 ir 6 klasę. Toliau atsargų ataskaita, tai prekių apyvarta. Tam mes turime ataskaitą, prekės apyvartą, SLE. Čia mums svarbu yra susidėti pradžios bei pabaigos datas. Tai galima grupuoti pagal vietą, pagal atsargų registravimo grupės, galima užsidėti, žinoma, filtrus. Pabandome greitai susiformuoti, kaip atrodo pati ataskaita. Tai tokiu būdu gauname visą prekių apyvartos ataskaitą reikiamam laikotarpiu. Tada inventorizacijos ataskaita. Inventorizacija gali būti tiek atsargų, tiek pirkėjų, tiekėjų skolų inventorizacija. Dabar jeigu atsargų inventorizacija,
Tai atsargų inventorizavimui mes galime naudoti arba LBC, arba SLE. Jos praktiškai daro tą patį, tik tiek, kad viena yra skirta atsispausdinti iškart po inventorizacijos tą pačią dieną, o kita pagal dokumento numerį. Bet abiejų atveju, kai mes spausdinam atsargų inventorizavimą, per dokumento numerius turime pasirinkti jau tą įrašą, su kuriuo mes registravome tas faktinės atsargas. Ir tokiu būdu mes galime jau atsispausdinti tą aprašą, kurį vėlgi atiduodame auditui. Taip, dar nepaminėjau, jeigu tiekėjų pirkėjų, tai vėlgi yra ataskaita. Pirkėjų bei tiekėjų ir tokiu būdu galima atsispausdinti visas tas skolas, kurios yra atitinkamai datai. Pažiūrėsime, ką čia suformuos. Viską tą patį galima pasidaryti ir su tiekėju. Realiai ir tas ataskaitos langas tokiu pačiu formatu atvaizduotas, tai tos pačius duomenis. Vėlgi visur yra filtrai, tai galima išsifiltruoti tik, nežinau, reikiamus kažkokius pirkėjus, tiekėjus. Tokiu būdu mes gauname jau tas skolas atitinkamiem pirkėjam, tiekėjam. Na ir banko knygos įrašai yra detalus bandomasis banko sąskaitos detalusis balansas. Čia galima pasirinkti, tarkim, kad kiekvienai sąskaitai naujas lapas, bei užsidėti filtrą. Ir gauname jau savo sąskaitų, banko sąskaitų detalųjį balansą. Tai tiek apie audito ataskaitas. Jeigu kažkokių dar yra papildomų, kurias turite teikti, nežinote kaip teikti, tai galite užpildyti apklausą. Ir būtinai atsižvelgsim ir parodysim per kitus mokymus, tą pačią Tips and Tricks sesiją, galime įterpti ten po vieną kitą ataskaitą. Tai turim dar porą klausimų, gal galėtum sistemai dar parodyti, kaip apvalinami centai ataskaitose ir tuo pačiu, kaip apvaizduojami tūkstančiais eurų. Kaip ir sakiau, galima lengvai sumaišyti, dažniausiai kai renkuosi ir sumaišau. Taip, finansinės ataskaitos, jeigu nueisime, ir redaguoti apibrėžimus ir eilutės apibrėžimą. Dabar mačiau, bet čia einam tada. Neigiamos. Tikrai vakar dar kai žiūrėjau, tikrai mačiau, gal tada aš čia negaišiu laiko vaikščiojant per visus nustatymus. Stulpelio apibrėžimuose? Apvalinimo koeficientas. Čia galime pasirinkti, iki kokio tikslumo norime, kad sumos būtų apvalinamos. Tai prie stulpelio, kiekvienas stulpelis atskirai nurodomas, nors atrodo logiškai eilutėse, bet stulpelyje. Taip. Ir irgi yra, jeigu yra poreikis su papildomom valiutom atvaizduoti, tai čia irgi galite užsidėti požymį. Tada dar buvo klausimas, ar turime šablonus, nes didelėms įmonėms reikia teikti tiek pinigų srautų, tiek nuosavo kapitalo ataskaitų. Tai šablonų mes kaip ir neturim, ar ne? Ne, turime tik balanso bei pelno nuostolių.
O daugiau, tai nežinau, nebent būtų galima peržiūrėti, ar esam kažką panašaus darę, bet galimai reikės tada patiems susidėlioti. Personalizuotis. Ir tada buvo klausimas dėl jeigu tai yra ne mūsų klientas, ar būtų galima naudoti šiomis ataskaitomis, kaip dabar mes rodėm? Būtent jeigu auditui čia skirtas? Tiek susikuriant ataskaitas, tarkim. Finansinių ataskaitų funkcionalumas yra visiems prieinamas. Ką mes sukeliame iš ataskaitų, čia balansas, pelno nuostolių, tai tą darome kaip ir savo klientam, bet manau, jeigu, nežinau, parašysit, tikrai galima atsiųsti laišku. Bet jeigu, pavyzdžiui, tos, kur buvo audito ataskaitos, tai kur yra SLE, tai tos ataskaitos jau yra tik Softeros klientam. Jeigu prie ataskaitos prirašyta LBC, tai yra lokalizacijos. Jeigu jau Microsoft'o, tai tikrai yra visiems. Tai čia irgi turite pasižiūrėti, kurias ataskaitas turite. Tai kol kas klausimų turėjom tiek. Labai skatinu pildyti apklausą. Labai noriu sužinoti jūsų nuomonę, ar dar kažko mums trūksta, gal būtent ataskaitose kažkokių norėtume daugiau tips and tricks, kad įdėtume, kaip kokią ataskaitą susikurti, ar tą patį visose vietose norėtume, kad pasidalintumėt savo nuomonę, nes labai trūksta, o kuriam tai jums. Gal einant toliau, tai kitą mėnesį mes turėsim temą apie ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitą. Tai labai rekomenduočiau pradėti registruotis. Kaip visada, mumis galite rasti tiek YouTube, žinoma, šitą visą video bus įkelta tenais ir dar kas užsiregistravo, gausite laiškus. Tuomet visas naujienas galite skaityti LinkedIn. Ir mūsų instrukcijos puslapyje taip pat mes pasiskelbėm kada, kokie yra mokymai. Matau, kad pildote apklausą. Tai dar šiek tiek luktelsiu, nes matau, kad klausimų kaip ir daugiau nėra. Jeigu turėsite daugiau klausimų net ir po sesijos, tai rašykit, mes juos vėliau atsakysime. Tai ačiū tau, Emilija, labai už mokymus. Ir ačiū jums, kurie susirinkot ir gražios dienos. Viso.